vienas iš būdų, kai tu jauti, kad šventoji dvasia šioje vietoje, pavyzdžiui, tu laikai rankas, tai tik mano patyrimas, nebūtinai pas visus taip turėtų būti, tiesiog kiekvien savo turit. Ir norėtum sudėti rankas ir negali. Atrodo, kaip čia pliusas, čia minusas, jeigu su magnetais esi žaidęs. Tai toksai. Minusas, pliusas pasivo, Nina pataisė pritegijot, bet kai yra du vienodi, minus, ačiū Nina. Ir tada toksai bandai suliesta, ne, du magnetus ir nesueina. Ir tu jauti tokią jėgą netgi fiziškai. Tai čia vienas iš tokių būdų, kiti kitaip gal patiriat tą dalyką. Bet Dievas geras, mes kūne gyvenam, jis leidžia ir kūnu pajusti, kad Dievas liečia. Ir išsilieja tą upę. Atleiskit tie, kurie supykot, kad užlaikiau jumis. Bet gera pabūti Dievo patepime. Nepraleidžiu progos. Kaip ir Jėzus buvo vieniem papiktinimas, ką čia per ilgai meldžiasi, numeskim jį nuo olos, kalba nesąmonės. Kai kuriem buvo palaiminimas, tik prisiliesiu prie drabužių, sako, pasveiksiu, apie Jėzų kalbėjo. Ir šiandien mes lietėmės prie jo drabužių ir tikrai pasveikome. Šlovė viešpačiai. Šiandieną turiu brangų žodį iš viešpatės ir pradėsiu nuo Ekleziasto 3. Buvo toks mokytojas. Ir drįsiu teikti, kad tai karalius Saliamonas. Kažkodėl galvoju, kad būtent mokytojo knyga, būtent jo užrašyta knyga. Nors neradau Biblijai to patvirtinimo. Ir štai ką rašo 3 skyriuje. Viskam yra laikas, metas kiekvienam įvykiui po dangumi. Yra laikas gimti ir mirti. Laikas sodinti ir rauti, kas pasodinta. Yra laikas žudyti ir gydyti. Laikas griauti ir statyti. Laikas verkti ir juoktis. Laikas gedėti ir šokti. Yra laikas mėtyti akmenis, juos vėl surinkti. Laikas apkabinimui. Ir susilaikyti nuo apkabinimo. Yra laikas įgyti ir prarasti. Laikas laikyti ir išmesti. Yra laikas perplėšti ir susiūti. Laikas tylėti ir kalbėti. Yra laikas mylėti ir nekęsti. Laikas karui ir taikai. Kokią naudą turi tas, kuris dirba iš savo triūso? Aš regėjau užduotį, kurią Dievas davė žmonių vaikams. Jis skirtų laiku viską puikiai padarė, būtent Dievas. Jis įdėjo amžinybę į žmogų į širdį. Čia nerašo, kad tikinčiam, netikinčiam, jis įdėjo amžinybę žmogų į širdį. Kad nė vienas žmogus nesuvoktų Dievo darbų nuo pradžios iki galo. Aš supratau, kad žmonėms nėra nieko geresnio, kaip linksmintis ir daryti gerą savo gyvenime. Tai yra Dievo dovana. Kad žmogus valgo, geria ir džiaugiasi savo darbo gerybėmis. Aš žinau, kad visa, ką daro Dievas, yra amžina. Nieko negalima nei pridėti, nei atimti. Dievas daro tai, kad žmonės jo bijotų. Kas buvo, tas ir yra, o kas bus, jau yra buvę. Dievas pašaukia praeitį. Mes net neturim tiek laiko kalbėti, kiek čia parašyta. Tokia giluma. Ir prie šitos esminės vietos aš dar sugrįšiu. Nes kai ją skaitau, vien ją būnu įkvėpta. Tokia išminties gilybė. Norėčiau vėliau, galima čia užsidėti kažką, grįšim,
Jono 8. Evangelija pagal Joną, nuo 8 skyrius. Dvidešimta eilutė. Šiuos žodžius Jėzus pasakė, mokydamas šventyklos iždinėje, ir niekas jo nesuėmė, nes dar nebuvo atėjusi jo valanda. Ką tik skaičiau jums apie laiką, kad viskam yra laikas. Ir čia parašyta, jo nesuėmė, labai norėjo, nekentė už jo žodžius. Bet nesuėmė, nes dar nebuvo atėjusi jo valanda. Ar kada nors galvojote, kodėl, kai gimė Jėzus ir išmoko tarti pirmuosius žodžius, tai ne mama ir tėtė, o kur eit aukotis? Taip nebuvo. Ir kai suėjo 12 metų, jis nuėjo į sinagogą mokyti fariziejus ir mokytojus. Ir Marija jį randa būtent ten. Jis sako, aš vykdau tėvo valią. Ir tikrai jis ten neklausinėjo apie kryžių. Ar kada nors susimastėt, o kodėl jis negalėjo ant kryžiaus nueiti, kai jam buvo 20 ar 25, o gal 30? Bet Dievas niekur neskuba. Ir jeigu jis ir būtų pasakęs, tėve, štai gimiau, kur kryžius, noriu atgal į dangų. Nepatiko man šitas kūnas, nepatiko man šita žemė, išeinu. Taip nebuvo. Dievas mato visumą ir jeigu kažkas turi įvykti, tai mums taip ir norėtųsi, Dieve, čia ir dabar. Dievas sako, tu laimėsi milijoną arba žmonių, arba pinigų, kaip sakant, kas ko nori. Ir tu sakai, Dieve, jau dabar. Taigi dabar pražūsi, kaip tik duos tą milijoną, tai bažnyčiai taip ir nėra. Nes reikia nusipirkti namą, jachtą, žemę, tą, aną, trečią, ketvirtą. Nebėra kada tarnauti Dievui. Dievas žino, kad reikia pasiruošti. Ir viena iš priežasčių, kodėl Jėzus negalėjo iškart gimęs žengti ant kryžiaus, ne todėl, kad jis nepasiruošęs. Jis buvo tobula auka, bet buvo mokiniai. Ir juos reikėjo palikti po savęs, kas priims šventąją dvasią. Nes kai Jėzus išėjo, mokiniai aukštutiniam kambarį laukė šventosios dvasios. Taigi Dievas, paruošęs auką, pasirūpino ir mokinių ruošimu. Ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl Dievu buvo numatyta valanda, kada jis turi tapti auka už nuodėmes. Nes, kai pasikartosiu, Dievas mato visumą. Mes matom dalelytę, jis mato visumą. Mes sprendžiame dalinai ir dažniausiai klaidingai tiek aš, tiek jūs. Net Saliamonas, kuris buvo itin protingas, jei ne Dievo dvasia, nebūtų sugebėjęs to parašyti. Net pats protingiausias žmogus be Dievo, Dievo akise yra kvailys. Pakartosiu. Net pats protingiausias žmogus be Dievo, Dievo akise yra kvailys. Kiekvienam svarbiam įvykiui po dangumi Dievas numatė laiką. Tu sakysi, ne, čia atsitiktinai. Dievas valdo ir atsitiktinai. Kažkas pavėlavo į lėktuvą. Leiskit mumis, sakau, mes labai skubam, mums ten svarbus susitarimas, ten pasirašyti, ten verslas. Ne, pavėlavot. Žiūri, lėktuvas jau dega. Yra buvę tokių dalykų. Ir mes nežinome, kodėl tam tikri įvykiai vyksta ir kartais mes šoke esame. Bet Ekleziastas sako, laikas numatytas. Pas Dievą nėra chaoso. Matote, mes linkę per save žiūrėti į Dievą.
Atsikėlėm iš ryto tokie šiek tiek chaosiški. Ką čia nuveikus? Pas Dievą klausimų tokių nekyla. Pas jį tiek veiklos, net kai miegame moko mus per sapną. Jis taip viską suplanavęs ir viskas yra tiek jo rankose. Ir kol mes čia šlovinam jį, jis kuria mums naują Jeruzalę. Sako, štai kuriu naują dangų ir žemę. Ir yra numatyta valanda, kada tu ten įžengsi. Tai ne mirties valanda, tu sakai, aš bijau mirties. Tai ne mirties valanda, brangieji. Ar bijai ryte nusirengti? Ne, aš paprastai nusimaunu. Štai taip įeisime naująją žemę. Nusivilksime chalatą ir užsidėsime puošnę suknelę. Vaikinai užsidės ten tuos, žinot, kaip pingvinai atrodo, su kepurėm cilindrais. Taip aš, fantazuoju. Ir jie bus nuostabus, ir jos bus nuostabios. Nes šitas, kur genda raukšlėjasi ir reik padažyti, tik chalatas ir šlepetės. Mums jau paruošta kažkas gražiau. Ir yra valanda. Nebele kada. Ne tada, kada mašina sugalvojo, kažkur tai kažkas atsitiko. Ne tada, kada kažkur kažkas sugalvojo ir vaistai nesuveikia. Ne, Dievas pakviečia. Nebijok nusirengti. Yra valanda. Aš tikrai neruošiu mirčiai, aš laukiu Jėzaus ateinančio. Ir tu lauk. Pasikeisim akimirką, bet vis tiek nusirengsi, nepaveldi. Šitą mėsytę nepaveldi dangaus karalystės. Kokią ją mylėjai, kaip jau betepei kremukais, kaip dušę gaivinai. Nepaveldi jin Dievo karalystės. Kokia bebūtum nuostabi ir graži ar gražus. Ten laukia šlovingas kūnas ir yra numatyta valanda. Sakysi, o negalėjo Dievas taip paruošti mokinius, o Dievas pats sukūrė dėsnius ir kada nori, jam paklūsta. Štai jis ir paklus. Taigi viskam yra valanda. Ir prisimenu tiesiog keletą pavyzdžių iš savo gyvenimo, kada meldėmės už Liudą, pastorių žmoną buvusią. Ir išgirdau žodžius maldoje iki laiko ir iki termino. Ir aš nebepaklausiau Dievo, kas bus. Tiesiog buvo pasakyta iki laiko ir termino ir nutraukiau maldą ir kitą dieną jin buvo pakviesta. Dievas buvo užrašęs tokį laiką. Ir nors aš meldžiausi ir šaukiausi viešpaties taip, kaip mokėjau, viešpats pasakė, iki laiko ir iki termino. Sapne buvo gal kokie metai iki įvykio, sapne sapnuoju, kad išvaro mane iš darbo ir aš rankoje spaudžiu, dar litai buvo 5 litus. Ir aš užsirašiau tą sapną, nes jis sukrėtė. Ir kada sąsiuvinį padėjau labai toli, ėjo laikas, tie metai, kiti, man atrodo, gal 3 metų bėgyje, dar vis buvo litai. Aš išsitraukiu tą sąsiuvinuką ir skaitau. Ir aš buvau sukrėsta, nes jau tai įvyko. 5 litai mano sapnuose yra 5 metai. O aš tuos 3,5, ar tiksliai nepamenu, 3 metus vis klausiau Dievo, kada Dieve tu padarysi, kada? Ir štai tas sapnas, vėl iš sąsiuvinio aš prisiminiau. Ir tada pasiskaičiavau, liko nedaug. Ir iš tiesų tai išsipildė. Reiškia, yra numatytas. Dar neįvyko mano gyvenime vienas dalykas, kai Dievas jau sapne parodė, aš užsirašiau ir po to skaitau ir dar truputį teko palaukti. Kitą kartą, kitas atvejas, laukiausi ir taip tom neštukiam norisi žinoti, kadagi jau čia ateis. Gydytojas sako, jau galima bet kada, bet kad neateina, negimsta. Aš sakau, Dieve, parodyk, juk tu parodai terminus, tu parodai laiką, pas tave ten užrašyta. Ir taip. Ir vėl buvo sapnas, bet tame sapne paprasčiausi žodžiai kažkas sako. 1,50 €. Ir pasibaigė sapnas. Turbūt trumpesnio sapno nesat matę. Prabudau, 1,50 €. Ir aš taip skaičiuoju, ir anaip skaičiuoju. Dieve, ką čia reiškia?
Ir kai išsipildė, tik tada supratau, kad liko savaitė ir pusė. Ir buvo trečiadienis, kada pagimdžiau. Ir štai antrą kartą išsipildė dievų užrašytas laikas. Mano sapnuose kaip pinigai, laikas pinigai, žinot, kaip liaudė sako, pas kitus kitaip. Ir kada prasidėjo čia visas tas karantinas, prieš istoriją papasakosiu, buvo Kalėdos, buvau Airijai ir mes su Džesikute taip kosėjom kaip niekada. Ta naktį aš kosėdama atsisėdau ir aš nebegalėjau įkvėpti ir aš tik daužiau į krūtinę, nes nebeveikė čia, kas buvo manį. Ir aš sakau, Dieve, ar man laikas išeiti, nes aš nebeįkvėpiu. Ir viduj kažkur ten toli, ne, tai ne tas laikas. Aš buvau pasiruošus, aš nesakiau, Dieve, dar pasigailėk manęs ten 15 metų, kaip karaliui pridėjai. Nebuvo tokio. Sakiau, Dieve, jeigu reikia, aš einu. Ir toks viduj ne. Ir aš įkvėpiau. Ir dar kartą tai pasikartojo, bet aš buvau ramesnė, nes aš žinojau, kad nelaikas. Ir štai, kada aš mėnesį prasirgau, grįžau po Kalėdų, ėjau pas gydytoją ir mėnesį laiko visą tą ligą. Aš sėdėjau ten gale ir man skaudėjo vieną plaučių pusę. Labai stipriai skaudėjo. Žinokit, taip, kad įkvėpi ir toks skausmas, kad tu įkvėpti tiesiog negali. Aš nenoriu nieko gąsdinti, kiekvienas savaip praeina tos dalykus. Ir širdį toks Laura sėdi ten va prie šiukšliadėžės, kaip ją vadinu pelenė, princo laukianti, juokauju. Ir uždėjo rankas, pasimeldė jį, nes buvo toks, sakau, Laura, dėk rankas, žinok, blogai man. Pasimeldė jį nuoširdžiai ir grįžau šlovinti, paskiau palauk. Nesupratau, kada nebeskauda, visiškai nebeskauda, visiškai sveika. Aš tiek dėkojau Dievui, sakau, Dieve, tu stebuklų Dievas, aš mėnesį perėjau visus etapus, visokių ten kosėjimų ir taip toliau, ir dar iki skausmo plaučių dėjau, bet tu nuostabus Dievas. Ir Dievas išgydė. Kodėl pasakoju prieš istoriją, nes aš jums pasakoju apie laiką. Ir girdėjau tokį žodį, iš ryto atsibundu ir girdžiu žodį. Vienas periodas pasibaigė, bet labai ryškiai, žinokit, ne ausimis, tiesiog viduje. Vienas periodas pasibaigė ir prasidėjo kitas ir tęsis 6 mėnesius. Ir tada aš pradėjau skaičiuoti. Skaičiavau ir gaunas birželio pabaiga. Ir aš įsidėmėjau tik, kad birželio pabaiga, bet neįsidėmėjau, o kada man buvo pasakyta. Kažkaip nesureikšminau to sapno, kad pasakyta. Ne sapno net nevadinu, nes iš šito atsibudus sėdžiu lovai ir girdžiu tos žodžius. Ir aš nesupratau, ir kada pirmą kartą prasidėjo jau karantinas, dar nesupratau vis tiek. Po to atėjau čia sėdžiu giedam, buvo 5-6 žmonės, nedaugiau saliai, ir jau kaukės, jau viską čianai. Ir pakeliau ranką šlovinu ir girdžiu, ar atsimeni. Ir aš tada supratau. Aš bijojau kažkam sakyti, nes aš nesitaikau į pranašus, tiesiog bijojau galvojau, gal, o jeigu neišsipildys, kažkaip, prisibijojau. Bet tie, kurie buvo tą dieną, išėjo į foje ir aš jiems sakau, aš nežinau, bet greičiausiai čia tas, kad birželį turėtų baigtis. Nors visi pranašavo, kad ten tada ar ana, ir kai baigėsi į antrąją birželio pusę karantinas, aš tada tik tais, Tomas, tas, žinai, įkišiu pirštai žaizdas, patikėsim, tai atleisk Dieve, bet pilnai patikėjau tik tada, kai išsipildė. Ką aš noriu jums pasakyti, kad yra viskam laikas ir tai duoda tokią ramybę, nerealią ramybę, protų nesuvokiamą. Tu tiek esi ramus, kad pas Dievą viskas, va taip, pirmas punktas, antras punktas, tada datelė, laikas, sekundė, minutė, viskas, viskas iki tobulai yra. Haleliuja. Mes galime žinoti ateitį. Tik ar tu to nori? Kiekvienas. Kiekvieną, neišski 100% čia sėdintis. Jūs galite žinoti. Jūs galite atsikelti ir tą dieną jūs jau turėsit informaciją, kad tuo keliu neik. Pareik kitų kelių, kai buvo pranašui sakyta, atsimenat, Saša, trečiadienį. Ir klausyk, kas yra pasakyta.
Mokykis klausyti, nes Dievas žino laiką. Dar vieną rašto vietą paremsiu tai, ką kalbu, Amoso. Ir tai būtų 3 skyrius, 7 eilutė. Tikrai viešpats Dievas nieko nedaro, neapreiškia savo paslapties savo tarnams, pranašams. Ar tarnams, ar pranašams, kablelis padėtas. Jei čia būtų tik pranašams, tada suprantu. Ar visi pranašai, Paulius sako, ne? O tarnai? Visi. Dar kart, viešpats Dievas nieko nedaro, neapreiškęs savo paslapties. Vau, jums nėra taip skanu, nieko nedaro, neapreiškęs. Aš galiu žinoti ateitį. Haleliuja. Neapreiškęs. Pamenu studijų laikais, jau kažkada kažkam pasakojau, sirenos pradėjo kaukti. Aš pribėgau prie radijo jungtis, ieškau, kur ten Lietuvos, kad pasakytų, jau čia ruoškitės bėgti, kur čia bunkeriai, ką čia daryti, nežinau. Net nežinočiau, ką daryti, jeigu oro pavojų paskelbti. Ir širdį tikrinu, bet Dievas nieko nesakė. Nei vakar, nei šiandien ryte, nei per pietus. Ir aš supratau, kad patikrinimas. Iš ko supratau? Pasižiūrėjau į savo širdį, supratau. Nes Dievas nieko nedaro, neapreiškia savo tarnams. Tada kyla klausimas, kam aš tarnauju? Jeigu aš tarnauju Dievui, aš galiu žinoti ateitį. Tik ar noriu, vėl kitas klausimas. Ir jeigu aš tarnauju Dievui, Dievas man pasakys tiek globalius dalykus, tiek mažus dalykus. Jis įspės. Pamenu, kaip dabar guliu lovoje vakaras apie 11:30, apie 12, skambutis, Andrius atsiliepia, kalbasi, o man viduj jau atvažiavo inkstas. Nes prieš 2 dienas Dievas rodė sapną, kaip mes su mama vaikštom po ligoninę ir aš jau žinojau, kad jis gavo inkstą. Jeigu vieną kartą važiavo, sako, kitas gavo, tai šį kartą Dievas įspėjo, pranešė ir kada jau atsiliepė, viduj dvasia. Čia jau tas. Dar nežinau, su kuo kalba įsivaizduojat, nes paskambinti, kad inkstą gavo, tai reiškia kažkas mirė, kažkas žuvo. Mes tokių dalykų negalim sužinoti. Čia tik Dievas gali pasakyti. Pats žmogaus, kaip aš galiu tai žinoti. Bet jis dar kalba kažką taip, sako, o aš jau žinau, jis gavo inkstą. Jis padeda ragelį, laksto, kaip pasiutęs po namus, dedasi daiktus. Aš sakau, tai gavai, ar ne? Jo, jau nebėra kada nei pasakot, sakė, greičiau, jau tiesiog Vilniui dabar būti šią akimirką, inkstas gyvas dalykas, suprantat, reikia greitai dėti. Mes galim žinoti ateitį. Tau nėra tai stipru, tai yra antgamtiška. Pats iš savęs tu to negali, bet Dievas tau gali parodyti. Ir jeigu tu kasdieną ieškosi ryšio su jo, pasiemi savo dvasią, mobilų telefoną ir tu viešpatie. Kaip tu gyveni iš ryto? Kartais draugiam 3 kartus per dieną skambinam, o Dievui pamirštam pasimelsti. Paskambink jam dažniau, jis mėgsta. Ir tu sužinosi šitą. Haleliuja. Amosas, man atrodo, dažnai skambindavo Dievui. Neįmanoma, kad Dievas imtųsi kažkokios veiklos ir nuslėptų, nutylėtų, nepasakytų. Jis kalba. Ir tai mane taip žavi. Visada savęs paklausk, kam aš atstovauju. Aš nežinau, brangiai, aš 1 lapą su pamokslau, man yra 3 dar lapai. Ne, aš nejuokauju, jūs šypsotės. Aš nežinau, gal tada atidėsim, paprašysiu pastoriaus, pratęsim, nes jūs pavargsit klausyti. Tai aš dar truputėlį pasidalinsiu gerai ir po to mes galbūt atidėkim, nes kai per daug nebeįtalpina mane ir pasimeta informacija ir tęsiu mintį, mes kalbame, kad Dievas viskam numatęs laiką ir tą laiką gali žinoti tu ir aš. Nes Dievas numato valandą. Dabar labai svarbus 2 klausimai. Kodėl ir kada? Nuo šiandienos noriu jūs pavadinti ne kodėlčiais, o kada. Jeigu mes sakome, kodėl aš susirgau, Dieve, taip, neteisingas klausimas. Tu turi sakyti, Dieve, kada aš pasveiksiu.
Kada jūs sakote, kodėl mano vaikai netikintis, Dieve, kaip, kodėl mano vyras netikintis, kodėl mano žmona netikinti, kodėl mano giminė netikinti. Neteisingas klausimas. Kada Viešpatie jie bus tikintis? Kodėl man taip nutiko? Ne. Sakysiu, bet jeigu kodėl neklausiu, nieko nesužinosi. Sužinosi ir dar daugiau. Tik pirmą reikia sužinoti kada. O kai jau sužinosi kada, tai parodo tavo tikėjimą. O tas kodėl dažniausiai ieškom kaltų. Kaltų ieškom. Dievui tai nepatinka. Bet kai klausi kada, Viešpats kalbasi. Pasako. Pakeiskime kodėl į kada. Jeigu suprastume, kokia dabar yra valanda, atitinkamai gyventume. Ar matėte kada nors vakare žmogų, kuris atsikėlė, sakykim, gal po pokaičio ir susiruošė į darbą. Atėjo į darbą, į mokyklą, pavyzdžiui, kaip aš dirbu, ne? Patasė duris užrakinta. Nesupratau. Bet jis elgėsi ne pagal laiką. Dievo bažnyčia turi suprasti laiką. Sako, jūs žiūrite dangų ir sakote, kad bus tai. Jūs žiūrite pumpurai sproksta, kad bus tai. Tai negi neišmanote, kaip Jėzus kalbėjo, ne? Man atrodo, jis taip net karštai kalbėjo. Karštai taip, ne? Kaip jūs galite nesuprasti? Reiškia, Jėzus sako, kad Dievas nori, kad mes suprastume laikus. Kokia dabar valanda? Jėzus sako, jau yra dabar valanda ir ji yra atėjusi. Brangiai, mes turime dvasią atmerkti akis. Viešpatie, padėk man suprasti, kokia dabar valanda. Ar laikas girdyti žirgus, ar laikas ruošti vežimus, o gal dabar laikas kovai, o gal dabar laikas yra gyriui, o gal dabar yra laikas aukai. Mes turime suprasti ir kai suprasime, elgsimės teisingai. Teisingas laikas, teisinga erdvė, teisinga vieta daro tave sėkmingą. Čia jau žemėje, ne dangui. Dar kartą, teisingas laikas, teisinga vieta daro tave sėkmingu jau dabar čia žemėje. Haleliuja. Viešpatie Dieve, parodyk man, koks yra laikas, kad aš atpažinčiau. Jėzus atėjo, išgelbėjimo diena atėjo, o Izraelis nepasiruošęs. Ji karalių nori padaryti, nes duonos daug padaro, visus pamaitins, ant sosto pasodinti. Jis galės mūsų problemėles išspręsti, masto ribotai. O sielų gelbėjimas tuo momentu niekam nerūpi. Bet Jėzus atėjo tam, kad kuo daugiau sielų patektų į naują dangų ir žemę ir pasiliktų amžiams gyventi ten. Koks yra laikas, paklausk savęs, Viešpatie mano gyvenime, koks dabar laikas? Ką aš turiu veikti, ko aš turiu išmokti, su kokiais žmonėm dabar turėčiau bendrauti? Gal kokius šone palikti? Kas turi vykti? Ir kai pradėsime žiūrėti globaliai, ateis atsakymai, platus, iš Viešpatės, globalūs, apimantis viską. Duok Dieve žinot, kodėl dar viena diena dėl manęs išaušo. Nes kažką tu nori iš manęs. Nė vienam Dievas nepaskyrė šiaip ramiai sėdėti ant kėdutės. Va, tu būsi vazytė mano namuose, sako Dievas. Dulkytės nuvalė, gražiai atrodo, įsėdėk sau ramiai. Ne, jeigu pils vandenį, bus vynas. Jeigu neši stalą, bus skanu. Dievas naudoja. Yra mediniai indai, yra moliniai, yra, jeigu apsivalo, pagarbai indai, yra indai kojus nuplauti. Nė vienas nėra šiaip pasėdėjimui. Dieve, kam esu šiandieną? Gal šiandieną diena vienintelė ir paprasta paskambintam žmogui nusivylusiam ir pasakyti, laikykis Dievas su tavim. Amen. Ir to užtenka, kad žmogui pakiltų sparnai. Ir Dievas sakys, šiandien tu jau padarei, dėl ko turėjai atsikelti. Yra valanda numatyta, yra nurodytas laikas. Haleliuja. Geras Viešpats. Pradžios 18
sužavėjo šitą rašto vietą ir aš pasidalinsiu. Joje esminė eilutė, ar aš slėpsiu nuo Abraomo, ką ketinu daryti. Ir nuo 16 metų pradėjau nešioti savo širdyje šitą eilutę. Ar viešpats paslėps nuo manęs, ką jis ketina daryti? Ne. Nei vieno įvykio mano gyvenime nebuvo, kad nebūtų kažkoks įspėjimas. Ar per sapną, ar per artimą, ar per Bibliją, ar per pamokslininką. Brangieji, artinkimės prie viešpaties. Pasijunkime prie jo ir gaukime informaciją. Nes jis nori pasakyti. Bet ar pamenat, kaip Jėzus pasakė mokiniams, aš tiek daug jums turiu pasakyti, bet jūs nepajėgus talpinti. Sakė taip. Buvo tokie žodžiai. Ir aš supratau, viešpatie, išplėsk mane, padaryk tokią, kad galėčiau girdėti, ką nori sakyti, išplėsk mane, netenkina šiandieną tiek, kiek turiu. O gal aš esu tas žmogus, kuris niekada negirdėjau nieko apie laiką ir ateitį. Tada nuo šiandien aš noriu, kad būtų kitaip. Viešpatie, pakeis. Tu sakai, ar aš slėpsiu nuo Abraomo? Čia ne minia, čia ne tauta, čia netgi nesusirinkimas. Čia vienas žmogus. Dievas ieško žmogaus ir nori jam kažką pasakyti. Wow. Turi įvykti kažkur, kažkoks tsunamis, vandens potvinis. Nukrito tada lėktuvai, sakau, Dieve, negi neradai žmogaus, kad čia rėžėsi lėktuvas į tos dangoraižius. Čia nukrito, mes čia bažnyčiai meldžiamės parkritę, Dieve, kas vyksta pasaulyje. Ir aš viduje maldoje sakau, Dieve, negi neradai žmogaus, kuris užtartų tos lėktuvus, ten tiek žmonių. Ir nuo tos dienos Dievas patikėjo man maldas už potvinius. Ir kada kažkur turėdavo kažkas įvykti, dar niekur nebūdavo pranešta. Gal prieš savaitę, gal prieš 2. Vėl nakties tiesiog sapne, tokiam kaip regėjime, kada tu pabundi ir aš žiūriu pro langą ir jau pareina tos bangos, nes iš šono žiūrint atrodytų, kad tau jau nelabai viskas gerai. Bet taip Dievas įdeda žinojimą apie potvinį ir pradėjau melstis. Su miegu kovojau. Norėjosi, atrodo, 3 nakties noris taip miegoti, su miegu kovojau, bet meldžiaus už potvinį. Ir sakau, Dieve, ir vėl tą maldą prisiminiu, tu juk sakei, kad negi neradai žmogaus. Radau, prašau, melskis, tu norėjai, tu sakai, kas melsis už tos lėktuvus. O taip, Dieve, tvarkoj, ir tu meldiesi. Ir praeina kiek laiko, ir dar tada televizorių turėjom, ir žiniuose jau rodo, plaukioja ten viskas. Ir viena moteris liudija, sako, aš buvau po šiukšlėmis, visiškai jau užversta. Ir štai, kaip matot, aš gyva liudiju. Ir kai kol jin kalbėjo, aš mintimis su šventąja dvasia pakontaktavau ir sako šventa dvasia, kad malda suteikia šansą žmogui išlipti iš tų šiukšlių, nes jin išsijungė, sąmonė neteko, o paskiau atsigyveno ir išsigelbėjo. Ir aš tada taip verkiau, buvau palegsta šventos dvasios, sakau, Dieve, jeigu ta viena malda gali gelbėti vieną žmogų, aš turiu tai daryti. Ir kas kart, kai kažkokia nelaimė ateina, aš turiu tai daryti. Dievas jau žinojo valandą, kada sinoptikai nežinojo. Ir pakėlė žmonės visame pasaulyje. Ir jei jis tave žadina naktį maldai, nedrįsk suktis ant kito šono ir patogiau įsitaisyti. Nedrįsk užsitempti šiltesnę anklodę ir įsitaisyti atseit čia ne su tavim kalba. Nes jeigu nuvilsi 1 ar 2 ar 3 kartus šventąją dvasią, ji nusimena. Ji nusimena, ji įsiskaudina ir nebenori tau sakyti. Būk paklusnus. Atsikelk ir daryk, kas yra reikalinga.
18 skyrius pradžios, ar aš slėpsiu. Dievas turi teisę, pilną teisę paslėpti. Ir turi pilną teisę pasakyti. Ir Dievas ieško, pakartosiu, žmogaus. Ir aš čia sustosiu. Aš dar turiu gerą tokį, aš paprašysiu, paskui pastorius leis, kad aš pratęsčiau. Aš nebenoriu, kad būtų per daug. Iš viso to, ką sakiau, apibendrinsiu. O antroje dalyje grįšiu prie Ekleziasto, viskam yra laikas. Jei tu tarnauji viešpačiui, tu žinosi ateitį. Jeigu iki šiol dar tau to nebuvo, užeikit, pagrokit, prašau. Jei iki šiol to tau dar nebuvo, prašyk, išplėsk mano širdį, kad girdėčiau tave. Pasakyk man, kada ir kas. Duok supratimą ir paaiškink, jei tu pasakėjai, o aš nesupratau. Nes pas tave, Dieve, viskas surašyta milisekundėmis. Ir keisti grafiką tik vieno Dievo ranka tegali. Nei aš, nei tu. Ką bedarytume, plaksimės kaip žuvis į ledą. Tik jis tegali keisti tai, ką yra užrašęs. Nulenkim galvas, pasimelskime.